Labas, Edita. Nesitikėję, ne? Biškį nustebinau. Tai va, kaip matai, tave sveikinu iš TV3 studijas. Dar kartą labai ačiū, kad žiūri dabar video. Taip, kaip mes šiandien žinom, yra Editos gimtadienis. Visas pasaulis kraustosi iš proto. Ir taip pat aš turiu daug žmonių prisijungusi prie šito projekto. Labai jam visiems ačiū. Kadangi aš pati palinkėjimų turiu tau labai daug, bet neturėčiau šitiek laiko tau sugaišti, kad visą tai išpasakoti. Dėl to aš pasikviečiau šiek tiek žmonių savo į pagalbą. Gali pasižiūrėti. Na va, mes čia su Karina darom tokią staigmeną tau. Na va, su Karinu susitilkom, pagėrėm kavytės, pasišnekėjom, o dabar tau siunčiu sveikinimą gimimo dienos progai, 20 metukų. Būk sveikutė, būk linksmutė, sėkmės tau. Na ir ką čia tau daugiau palinkėti? Kad debesis netemdytų padangės, kad nebūtų jokių liūdesėlio debesėlių, kad būtų gera ir smagu gyventi. Pažiūrėjom nuotraukytę, pasišnekėjom su Karina. Na va, išsiunčiu tau geriausius linkėjimus. Įsiunčiu dovanėlę tau. Edituk, su gimtadieniu tave, Bučkis, mamanis. Ir mamanis. Sveikatas, sėkmės, neliūdėk, į svečius pas mus užvažiuok, gerai švęsk, daug neprisigerk, skanėstų tau idėjom, ant stalo bus daug ką papjaustyti, sumuštinių pricepti. Nu, sėkmės žiūrėk. Ir meilės tau, laimės, sėkmės irgi. Čia Karinos mamukas. Tikiuosi, tu dar vis mane prisimeni, pažįsti. Va, čia supranti, skrido varna pro šalį ant dramblio ir sako, ar tu žinai, Džiulinka, kad labai greitai bus vienos mergaitės gimtadienis. Sakau, žinoma žinau, because bitch I'm fabulous. So, I want to sing you my fabulous song for your birthday, my dear. Всех милей, нежней, ты прекрасней всех, мне с каждым днем все нужней слышать звонкий твой смех, в улыбку твою я влюблен, я лаской твоей окрылен, ты сердцу как напев соловья. Грусть и радость моя, твою любовь я пронесу сквозь года. С другой я счастья не найду никогда. Ты сердцу как напев соловья, грусть и радость моя. Linkiu, kad tavo mylimas žmogus visada tau dainuotų tokius gražius žodžius su gimtadieniu. Tai vėjas, kurio krypties pakeisti negali. Tačiau tu esi tikrai tas žmogus, kuris sugebės valdyti gyvenimo bures taip ir pasinaudoti gyvenimo vėją ten, kur norėtum, kad tave nuneštų. Iš viso širdies linkiu visada ieškoti pačio geriausio, prasmingiausio sprendimo, niekada nenuleisti rankų, nes kiekvienoje situacijoje, kokie jį bebūtų, yra nors mažas spindulėlis šviesos. Apsikabinu su gimtadieniu. Būk linksma, laiminga, mylima ir sveika. Ačiū gerbėmiai už pasveikinimus. Tęsime mūsų video reportažą. Aš taip pat norėčiau palinkėti tau kuo šilčiausiais linkėjimais, kad tu kiltum karjeros laiptais. Ir norėčiau, kad taip pat prisijungtų ir draugai. Ir patys geriausi, ir tie, kurie galbūt užmiršti, bus proga prisiminti. Taigi, draugai. Tave sveikino tai. Edita, daug mergų, mažai ligų. Su gimtadieniu. Aš viešbutį geram. Žiūrėk. O, koks žmogus tave sveikino. Labas, Edita. Norėjau pasveikinti tave su gimtadieniu. Kaip matai, Karina mane pagavo darbo vietoje, tai ir tau norėčiau pasiūlyti
kilti karjeros laiptinę, pasiūlyti palinkėti, kilti karjeros laiptinės, turėti visą ko geriausia, gerų draugų, kaip čia turi, taip ir sakau, laimės, kaip visiems linkima, sveikatos ir, aiškus, daug pinigų. Karina išprievartavo mane pasveikinti su gimtadieniu. Žiauriai tingėjau realiai dabar keltis iš lovos, bet kaip gavosi taip. Tai norėčiau pasveikinti tave su gimtadieniu, palinkėti tau žiauriai daug sėkmės, labai daug laimės. Realiai tiek, kiek čia yra akmenukų, nes mes turim čia ant grindinę labai akmenuotą šiam momentui. Filmuok mano korą. Ir šiaip visokieriopų gerų dalykų, aišku, pinigai, sveikata, tai čia kas be ko kiekvienam reikalingas dalykas, bet už pinigus laimės neatsivyris. Dar kartą pasikartosiu, nes kuo geriausiai išsėkmės. Išvažiavo iš Vokietijos ir turi savo sveikinimą. Aš? Nu, įvairios. Papildysim feilų video. Edita, sveikinu su gimtadieniu. Linkiu daug laimės, džiaugsmo, mano akys liejasi biškį ir labai malonu grįžti. Atsiprašau, kad ne iš Vokietijos pasisveikinu. Galbūt į feilus, kad norėsi nepakliūti ir biškį Vokietijai paduosi vaizdų. Tiksliau iš Vokietijos ir keliu štai bokalą. Keliam štai bokalą. Ir linkim kuo didžiausios sėkmės gyvenime, laimės užsienyje, uždirbti visus pinigus, lengvų būdų ir žinoma grįžti, nes čia mūsų žemė ir mes mylim Lietuvą ir vis. Aloha! Skykit. Metai bėga, laikai keičiasi, bet žinai, gimtadienį nesikeičia. Metai seniai. O, apšvisų gimtadienį, senukė. Tu dabar manai? Jo. Taip, aš blondinas, supranti. Klausyk, blondinas. Auk dėdutė, būk blogutė. Išgerk tiek alaus, tiek sviri. Kad? Ir dar vienas norėtų futbolininkas tave pasveikinti. Tai ką, koks man tas Edita? Ne, ką, tai ką Edita, sveikinam tave su gimtadieniu, jau tau suėjo 20 metai, jeigu draugė neklysta, tai norėtum tau palinkėti augti, prašūti ir turėti tiek daug fainų draugų, kaip tau geriausia draugė Karina. Tai va, linkėjimai šiandien ate. Labas, Edita, tikiuosi prisimenėm senus laikus. Tikiuosi, kad tokių laikų bus ir daugiau. Taigi, aš tave nuoširdžiai ir žiauriai sveikinu su gimtadieniu ir laukiam tavęs sugrįžtant į Lietuvą, kad galėtumėm vėl prie ežeriuką pagliaudyti Siemkės. Labas, Edita. Norėčiau pasveikinti tave 20-mečio progą, kad sveikatos kuo daugiau turėtum, išliktum linksma, kai visada buvo, kiek atsimenu. Nu ką žinau, šiaip manau visko visi palinkėjo ir linkiu nepamiršti savo draugų, kurie liko Lietuvoje. Su gimtadieniu. Labas, Edita. Tai kokia Karina gera tau kokią vieną video padarė. Bet aš irgi noriu prisidėti prie jo ir pasveikinti tave su gimtadieniu. Fainiausius berniukus, saldiniukus palikau ant gal. Labas, Edita, girdėjom, kad pas tave gimtadienis ir norėjom tave pasveikinti su gimtadieniu ir palinkėti tau kuo daugiau tokių draugų kaip Karina. Ir daug sveikatos ir visko daug. Aš pasakysiu angliškai, I wish you a happy birthday, I wish you the best of luck, and much love, a lot of money, and have more fun. Whole bag of money, like Karina. Čia tavo nori. 1, 2, 3, Ačiū Jums, mėlyjei, už gražius pasveikinimus. Taigi, Edita, kaip matai, tave visi labai myli, labai tavęs visi laukia Lietuvoje. Ir nors mano reportažas jau po truputį eina link galo, bet aš tau turiu dar vieną staigmeną, tu dar nebijok, čia dar ne viskas. Manau, kad šitų žmonės tu irgi atpažinsi, taip kad jungiam. Labas, Edita, dar vienas pasveikinimas. Jau, sveikinimai iš Lietuvos. Čia Karina. Sveikinam Editą su gimtadieniu. Atšvęs taip, kaip reikia ir
Laukiam tavęs čionais. Laukiam labai. Laukiam. Sugrįžk. Ei, labas, Edita. Aš norėčiau tave pasveikinti, būdamas karščiausiame ir bene juodžiausiame New Yorko rajone su tavo, kiek jau tau dabar? 20 metų, man atrodo. Tai dėl to, kad seniai nesimatėme, tai aš net nežinau, ko tau galima būtų palinkėti. Tai tiesiog, kiek tu tenais, 3 metus jau Anglijoje, tai linkiu kada nors grįžti į Lietuvą ir pasilinkėk ko nors savo pati į mano sąskaitą, ko nors gero. Iki. Labas, čia mes su tavim, Jonas ir Rolandas radistai, filmuoja Kariną, jinai irgi mojuoja ir mes visi kartu, 3 nusprendėm, kad parodom Kariną irgi. Kad reikia padaryti tau sveikinimą su gimimo diena, todėl kad 20 metų ne kasdien sueina, teisingai. Todėl aš, Jonas ir Karina šiandien sako sveikinimą. Sveikinam tave su 20-ojo gimtadieniu, turi nuostabią draugę, kuri net 1,5 valandos laukė spaudos rūmose, kad radistai ateitų ir sulaukė ir mes labai džiaugiamės, kad galime tave pasveikinti. Ir ko norim palinkėti, Jonas? Norim palinkėti, kad tas pats berniukas ir būtų šalia, kad daug pinigų turėtum, kad turėtum daug tokių draugų kaip Karina. Grįžtum į Lietuvą. Ir svarbiausia, kad nepamirštum ir klausytum radio stoties Zip FM ir tokių 2 šaunių vyrukų, kurie labai nekantraus pažinti Joną ir Rolandą. Ir čia Karina. Taip. Pirmą ką, perdodam Karinai tada. Perdodam, prašau. Mylėk ir būk mylima. Bučkiai tau. Daug iš čia buvo. Taigi, Edita, aš tikiuosi, kad tau patiko šį gimtadieninę dovaną. Žinau, kad visada esi laukiama bet kurio sezono metu, bet kurio paros metu. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tai buvo TV3 žinios, su jumis buvo Karina. Viso gero. Kaip aš senai tą norėjau pasakyti. Labas, Edita. Aš toliau. Labas, Edita. Norėjau pasveikinti tave su gimtadieniu. Tu nefilmuok dar. Taigi, Edita, aš tikiuosi, kad tau patiko mano tavo... Labas, Edita.